Aš esu Mindaugas Greibus, esu informacinių technologijų sistemų architektas. Aš dirbu Exigen Insurance Solution ir aš su šita organizacija esu jau apie 10 metų. Aš norėčiau šiandien papasakoti jums, kuo programuotojai yra panašus į aktorius, bėgikus ar kortų žaidėjus. Aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų esate jau dabar šiek tiek programuotojas. Manau, po šito mano pristatymo jūs busite dar geresnis. Norėčiau pristatymą pradėti klausimu ir mano klausimas auditorijai būtų, kaip manote, kiek jūs per vieną dieną pamatote programuojamų įrenginių? Taip. Kiek? Aš sutikčiau su šito atsakymu ir iš tikrųjų šiais laikais programuojami įrenginiai tampa itin maži, jie integruojasi į mums atrodytų labai kasdieninius įrenginius ir mes netgi kartais negalim pagalvoti, kad ten yra kažkas, kas už mus kažką skaičiuoja. Tai imkim pavyzdį kreditinę kortelę. Tai yra programuojamas įrenginys, jis turi mikroschemą savyje, jis atlieka operacijas ir užtikrina, kad mūsų pinigai su mumis yra saugus. Visi programuojami įrenginiai yra kažko panašus tarpusavį. Visiems reikia įrenginio, kuris vykdo tam tikras programas. Paimkime pavyzdį skrudintuvę. Skrudintuvė, tarkim, yra išmokyta vykdyti vieną vienintelę operaciją, paskrudinti mums duoną. Mes duodame jam instrukciją, sudėdami duoną ir nuspausdami klavišą. Įrenginys vykdo operaciją, šildo tol, kol jam pasakytų metu neįvyksta lūžis ir jis neišspjauna mums duonos, kuri yra skaniai pašildyta. Programos klaidų nedaro. Programos vykdo tik tai, ką žmogus padaro. Klaidas daro žmogus duodamas komandas. Imkim gal šiek tiek realestis, tikresnį atvejį apie programavimą. Tai yra, mes norim pasakyti, kad robotas nueitų į mokyklą. Kai žmogui mes pasakome tokią komandą arba prašymą, žmogus turi daug savaime suprantamų dalykų savyje. Jis žino, kad reikia atsikelti iš ryto, apsirengti, žino, kur yra mokykla, nuėjus, ką reikia daryti. Tačiau jeigu mes pradedam šnekėti apie robotą, mes turime daug daugiau jam detalių suteikti. Mes turime pasakyti, kur yra mokykla, mes turime pasakyti, kaip nueiti, koks tai yra kelias. Ir jeigu mes praleisime nors vieną detalę, įvyks klaida. Tai tarkim, užmiršom pasakyti, kad robotas turi nulenkti durų rankeną prieš einant į mokyklą, tai klaida bus, kad mums reikės keisti duris. Turiu dar vieną klausimą. Kaip manote, kada žmonės pradėjo programuoti? Kada buvo pradėtos rašyti pirmos programos? Aš manau, kad tai įvyko ne 20 amžiuje, tai įvyko gana anksčiau. Tai pirmos programavimo technologijos, jeigu jas taip galima pasakyti, yra aptinkamos pirmajam amžiui mūsų eros, tai virvelinės technologijos. Senovės teatre pirmam amžiuje buvo naudojamos judančios dekoracijos, tai virvių ir mazgų sistema leido užprogramuoti, kad figūrėlės jos judėtų tam tikrų numatytų laiku ir tam tikrų numatytų būdu. Vėliau programavimas persikėlė į šiek tiek rimtesnius mokslus, tai Paskalis ištobulino mechaninį kalkuliatorių. Jis daugiau mano galva primena laikrodžio mechanizmą negu šiuolaikinį kompiuterį. Atminties mechanizmus arba pačius principus buvo pradėta naudoti šiek tiek vėliau. Čia yra pavaizduota audimo staklės, gal šiek tiek sunku suprasti, bet tai yra mechanizmas, kuriam yra instrukcijos surašomos į korteles, pribadant skilučių. Ir kur yra skilutės, nusako sistemai, kokį audimą reikia vykdyti, kokį raštą reikia nuausti. Tai tokių kortelių
kartais sudėtingam raštui reikėdavo iki 10 000. Ir 20-ajam amžiui mes pradėjom programuoti tai, ką mes dabar suprantame. Buvo pradėtos kurti gana didelės sistemos, kur yra dideli projektai, kur reikia daug darbo, reikia, kad būtų ir tvarka. Praktikos, kurios naudojamos kūrime, šiuo metu, mano galva, yra geriausiai žinomas yra Krioklio ir lankstus arba geriau žinomas tarp programerių yra Agile. Aš tikiu, kad programavimas yra šiek tiek religija, aš tikiu, kad programavimas yra šiek tiek politika ir yra šiek tiek menas. Iškilūs žmonės rašė istorijoje manifestus. Mes, programuotojai, irgi turim savo manifestą. Manifestas mums nusako, kuo mes tikime darbe ir kaip mes turėtume dirbti. Žmonės dažniausiai įsivaizduoja, kad programuotojai yra pasislėpę už savo kompiuterių, dirba garažuose, dirba didžiose salėse ir iš esmės jie nebendrauja. Mes tikime, kad svarbiausia yra komanda ir yra svarbiausia bendravimas tarp komandos narių. Žmonės mano, kad programuotojai dievina rašyti dokumentus ir mums patinka versti vartotojus skaityti ilgas licenzijas ir dokumentaciją. Bet mes iš tikrųjų tikime, kad veikianti programinė įranga tai yra pats svarbiausias dalykas. Per filmus, knygose yra atspindima, kad kuriant didelius projektus, taip pat ir programavimui, yra ilgas procesas, kada pikti dėdė susidarę didelėse konferencijos salėse derėsi dėl kontraktų. Tačiau mes tikime, kad iš tikrųjų svarbiausia yra galutinis klientas, nes jis naudosis mūsų programinė įranga, o ne kontraktai. Šiek tiek, jeigu galėčiau grįžti prie statybų verslo, programuotojai irgi yra įsivaizduojami šiek tiek kaip statybininkai, kada yra parenkamas didelis projektas ir jie paprasčiausiai vykdo. Programavimas šitoje vietoje iš tikrųjų skiriasi, nes aplinkoje, kurioje mes dirbam, yra labiau dinaminė ir mes turime prie jos labiau taikytis. Exigen naudoja Agile praktikas savo kūrimo darbe. Mes rašom didelės apimties programinę įrangą, kuri skirta draudimo kompanijom vystyti savo verslą. Tačiau šitą metodiką Agile, mano galva, kad mes galėtume naudoti ir kitiem dalykam. Statyti, gal geriau sakyti, projektuoti namus, galėtume kurti dviračius arba jums geriau žinomus programinį produktą elektroninį dienyną. Darbas vyktų etapais. Šioje vietoje yra pavaizduota 3 etapai, tai yra po mėnesį. Darbe komanda yra svarbi Agile ir mes kurtume kiekvieną etapą, pridėtume papildomo kažkokio funkcionalumo. Tai dviračio atveju mes pridėtume arba papildomai ratą, arba jeigu reikia sėdynę, priklausomai ko reikalauja užsakovas. Jeigu mes pradedam kurti elektroninį dėdyną, tai jau minėjau, kad turėtume suburti komandą. Komanda IT teatras iš esmės reikalauja, kad žmonės būtų tam tikrų rolių. Pagrindinė rolė pradžioje yra kaip režisierius, tai yra produkto savininkas. Jis iš esmės sudaro pradžioje savo galvoje, kaip viskas turėtų atrodyti ir vėliau surašo užduotis, kaip darbas turėtų vykdyti. Komanda likusi yra kaip veikėjai, kaip aktoriai, kurių būtų pagrindinės rolės tokios, kad yra lakūnas testuotojas, mokslininkas, analitikas, dizaineris, dailininkas ir programuotoja virėja. Taigi, kai režisierius, arba geriau sakant, produkto savininkas sudėlioja užduotis svarbos tvarka, tai vėlgi grįžtant prie to pačio pavyzdžio apie dienyno kūrimą, tai užduočių sąrašas atrodytų šitai. Užduotys visos yra numeruotos, užduotys privalo būti griežto standarto, tai atrodo jis taip, kad yra kaip
kažkoks vartotojas, aš noriu, tai yra kažkokia tai funkcija sistemos ir paaiškinu, kodėl aš to dalyko noriu. Čia yra pavaizduota 4 užduotys, tai yra prisijungti prie elektroninio dienyno, suvesti kontrolinio pažymis ir suskaičiuoti, kad sistema suskaičiuotų trimestro vidurkį. Pas mus prie kai kurių projektų yra keli šimtai tokių užduočių. Kai produkto savininkas įvardina užduotis, kurias reikia atlikti, mes žinome apimtis, darbų apimtis. Toliau kyla natūralus klausimas, o kiek tai užtruks. Tam naudojama specifinis susirinkimas, kuris vadinamas planavimo pokyčiu. Iš savęs sako, kad tai yra neigiamas dalykas, mes naudojam kortų žaidimą teigiamam dalykui. Mes subūrėm visą komandą kartu, uždarom į vieną kabinetą, duodam užduotį po vieną ir išdalinam kaladę, kurioje kortos yra vėlgi sunumeruotos skaičiukais. Kiekvienas žmogus, išgirdęs užduotį, ant stalo padeda vieną užverstą kortą. Vėliau visos kortos yra atverčiamos ir tikslas, jeigu turime gerą komandą, kuri yra susidirbusi kartu, skaičiukai bus vienodi. Skaičiukas reiškia, kokio sudėtingumo yra ta užduotis ir galima teikti, kiek laiko užtruks. Šis vertimas yra grubokas, bet jis pradžiai tinkamas. Kai reikia pradėti vykdyti kažkokius darbus, kai pradedam pirmą etapą, mes turime sprinto planavimą. Jis yra detalesnis. Manau, kad dauguma arba visi jūs žinot, kas yra sprintas, tai yra trumpos atkarpos bėgimas. Tai mes ruošiamės sprinto bėgimui. Sprinto bėgimo planavimas, tai vėlgi visa komanda užsidaro kabinete, susirinkimų kambarį dažniausiai ir užduotis, kurias matėm mėlynai, kurias matėm prieš tai mėlynai išrašytos, jas bandom susmulkinti į mažesnės užduotis. Kiekviena užduotis turi valandas, mes taip sužinome, kiek laiko mums truks atlikti visą norimą darbą. Sprintas, tai mes nebėgame metrus, mes bėgame užduotis. Sprinto pradžioje užduotis, kurias susiplanavom, susiklijuojam į raudoną stulpelį. Dar turime 2 papildomus stulpelius, geltonas ir žalias. Tai raudonas reiškia, kad darbai dar nepradėti daryti. Geltonas mes perklijojam lapelį iš nepradėtų, kai pradėjom dirbti, ir į žalę perklijojam, kada darbai visi atlikti. Tokiu būdu mes norime, kad sprinto finišo pabaigoje visi darbai būtų atlikti, visi darbai būtų perklijoti ir atlikti ir visi būtų matomi žaliojoje zonoje. Programavimas iš tikrųjų sprinto eigoje nėra vien tik tais keisto teksto rašymas, bet tai yra ir piešimas. Mes manome, kad viena diagrama atspindi daugiau negu 1000 žodžių. Ir kaip taisyklė yra, kuo didesni projektai, tuo daugiau žmonių dirba ir tuo daugiau diagramų reikia piešti. Jos palengvina mums susikalbėti tarpusavį. Vykdant darbus reikia gerų įrankių. Net tikrai nenorėčiau jūs varginti apie technologinius visokius niuansus ir aiškinti, kam tokie dalykai reikalingi, bet kaip pavyzdžius galėčiau pasakyti, kad mes naudojam technologijas panašias į dažus ir pieštuką, kad nupieštume jums gražias sąsajas. Mes naudojam kaip inžinieriai variklius, kurie gali veikti ant įvairių mašinų ir lengvai yra keičiami. Mes mokom programinę įrangą struktūrizuotai saugoti duomenis, kaip jūsų nuotraukas jūsų direktorijose. Mes vykdome kontrolinius darbus, mes tikrinam, ar programinė įranga žino, kaip turi elgtis tam tikrose
situacijose. Mes tikrinam sveikatą programinės įrangos, kad žinotume, kad sprinto pabaigoje mes atiduodame sveiką ir pilnai veikiantį produktą. Exygenas yra didelė kompanija, kuri dirba įvairiose pasaulio vietose. Aš turiu kolegas, kur per vieną dieną man tenka pašnekėti Amerikoje, Kanadoje, Kinijoje argi netgi Naujojoje Zelandijoje. Toks išsibarstymas kelia bendravimo iššūkių. Mes visi šnekam angliškai, tačiau dialektai mūsų yra skirtingi. Todėl yra labai svarbu suprasti kitas kultūras, suprasti, kaip jie elgiasi, ką jie galvoja, ką jie sako. Ir šitokios skirtingos geografinės vietos iš esmės yra iššūkis darant bendrus darbus. Tai jeigu pirma valanda yra Vilniui, tai San Franciske šiuo metu būtų apie 3 ar 4 nakties. O tuo tarpu Naujojoje Zelandijoje būtų 22 valanda vakar. Tai susirinkti mums kartu ir pasišnekėti ir nutarti problemas yra tikrai iššūkis. Tačiau tai leidžia man keliauti pas mano kolegas ir pamatyti pasaulį. Vykdome didelės apimties darbus, jie trūksta iki kelių metų ir jų vertės būna keliasdešimt milijonų $. Komanda mano ir bendrai Exygene visą laiką stengiasi tobulinti, mes norime būti visą laiką pasiruošę naujiem technologiniam iššūkiam. Gal ir kam ir būtų keista, bet mes taip pat mėgstam ir linksmintis. Vasarą mes turime sporto šventę, žiemą mes apdovanojame savo nusipelniusias kolegas. Po darbo renkamės švęsti tiek asmeninių, tiek darbo pasiekimų. Tačiau aš tikrai manau, kad programuoti yra smagu. Tai tiek norėjau papasakoti apie programavimą. Ačiū labai už dėmesį. Jeigu norėsit surasti daugiau informacijos, galite šiomis nuorodomis.